Labas rytas, vėlgi naujas epizodas ir nauja diena Japonijoje. Tokijui, vis dar esam Tokijui. Šiandien mūsų planas yra toksai, kad žygiuojame dabar atsiimti traukinio pasą. Toliau šiandien mūsų plane yra 4 šventyklos. Tada eisime pirkti suvenyrų peilių savo ir draugam, kas užsisakė pas mumis, virtuvinių. Ir tada žalias dega, gerai. Ir tuomet varysime į televizijos bokštą, tai yra Tokio Sky 3. Pasiėmėm laiką apie 5 valandą, kad pamatytume saulėlydį ir galbūt kažkokius įdomesnius kraštovaizdžius. Nuotaikos neblogos, šiek tiek aš bent jau blogai smegau, nes jetlagas jaučiasi. Reiškia, sunku užmigti, nes pagal Lietuvą vis dar yra diena, o tada paryčiais jau ima miega žiauriai ir tada sunku atsikelti. Nu, tai mes čia taip apie 12 kažkur išsikrapštėm ir bandysim tą nuotaiką atstatinėti kažkaip. Nu, Evelina rado kavos. Čia šiaip yra lunch buffetas, žmonės susimoka kažkokią sumą ir gali pasimti švedišką stalą išsirinkti. Bet mes skipinsim. Kiek kainuoja? Ne. Paslaptingi. Kava 900, nu, tai kažin kiek maistas. Net sunku klausti. Nu va, su Evelina jau pabaigėm savo didžiausią atstovėjimą eilėj, koks galėjo būti prie iškeitimo Rail paso. Tai šiaip biškį nepatiko, Evelina ypač labai pikta buvo, nes tu nusipirki viską internetu, pasidarai, susimoki pinigus ir tada valandą stovi, kad tau duotų popierinį. Tai duoda popierinį. Popierinį lapelį, kurio negali pamesti, nes jeigu pamesi, naujo negausi ir kainuoja krūvą pinigų, nužodžiu. Jo, vienas tas lapukas 305 eurų. Tai saugosim dabar kaip savo akis, įdėjom su pasais, stengsimės daugiau kažkaip nenaudoti. Atėjom dabar atsipūs, dar vienus lietuvius sutikom, irgi taip pat keliauja, irgi laukia, kol pasą pasikeis. Tai dabar jau galim atsipūsti, šiek tiek vėluojam nuo grafiko. Turėsim kažkaip per 2 valandas susisupti su šventyklomis, kad spėti į Sky 3. Gali tekti peilius atidėti rytdienai. Kas nėra blogai, nes nuo grafiko mes turim vieną dieną laisvą išlošę, tai galėsim deginti jau kas. O čia stoty vyksta stoties turgus. Visokie vietiniai produktai. Visokius mums čia siūlo. Koničiva, kas reiškia labą dieną. Ir ledai vietinių ūkininkų, mėselės. O dabar važiuojame į šventyklą. Turim kapeikų, eisim pasilankstyti ir paplot. Gal Evelina užmoks dabar garsiai, kad dievai išgirstų. Aš pasitengsiu bent jau, kad jūs išgirstumėt. Dievai tai kaip dievai. Gerai, lekiam. Čia kažkur netoli turėtų būti metro stotis. Čia žemyn? Ne, va, Ginza Line, šitas. Hop. Dabar tokiam įdomesniam esame traukinyje, važiuojam į Asakūsą, toks visas iš medžio apdailos. Čia va moteris apsirengusi visiškai tradiciniais rūbais. Ir turime Eveliną apsirengusi kaip vakarietė. Tradiciškais lietuviškais rūbais. Išlindome Asakūsos rajone. Čia priekyje matom televizijos bokštą ir kaip Evelina sakė, čia Spermos bankas yra dar tas per vidurį. Nu, toks įdomus. Spėju, kad ne, bet gali būt. Manau, kad taip labai panašiai į spermatozoidą. Tai dabar mes einame link šventyklo, praeisime vieną vėl turbūt didžiulę šopų gatvę turistams skirtą ir po to pateksime į parką, kuriame pasižiūrėsime šventyklėlę. Tai bandom čia nesimaišyti visiem, judam. Čia toks įdomesnis dalykas. Vietoj arklių čia yra pakinkyti japonai. Prašau. Kaip paprastai. Čia jau ne kokį tuktuką vairuoti. Ir atėjome didžiosios Kaminarono vartus. Tai nuo čia prasidės
kultūrinė dalis. Matome daug turistų, visi bando nusitraukti nuotraukėlę. Mes neišimtis. Čia atrodo po didžiulę lempą. Tarp tokių tradicinių pastatų įsikūrė daug slotų visokiam aksesuarų šiukšlynui ir suvenyrams nusipirkti. Šokius saldainiukus gamina. Priėmė pagrindinius jau šventyklos vartus, pereisime jau į parko dalį. Žmonių belė kiek. Fotkių generavimo momentas. Čia be fotkių nieks net nieko nepradeda daryti. Vėlgi eisime po žibintais ir bandysime prieiti šventyklą. Vis tikiuosi, kad bus ramiau kažkas, bet kol kas nieko panašaus. Įmeti 100 koinsų ir gali... Įmeti 100 koinsų, tada barškini ir iškrenta tavo lazdelė. Ant tavo lazdelės yra parašytas kažkoks linkėjimas, whatever, nežinau ką ten reiškia, bet kažkas parašytas. Nu čia kaip laimės laukainis, tai laimės lazdelė. Gerai, kitas religinis spotas. Nusipirki laimės lazdelę, tokią suviniotą į popierių. Tada tu ją uždegi ir sudedi į tokį bliūdą. Nu, žiauriai smirda, einam tolyn. Bendrai paėmus, aš esu nustebęs, kaip jie moka gerai babkes čia virinti iš nieko. Visur tu imi ten, pavyzdžiui, tas sudeginimas 200 jenų. Nu, tai čia gal nėra labai daug, gal 20 centų, ne, daurai. Tai 2 eurai už sudegintą lazdelę ir euras už pabarškinimą. Ir čia yra, nu, porą šimtų štukų žmonių, manau, per dieną prigeneruoja čia tų pinigėlių. Tai yra čia iš ko išgyventa šventyklai. Gerai, dabar įdėsime į viršų, ten jau bus pagrindinė šventyklos dalis ir pažiūrėsim, ką tenais pamatysim, kokį ritualą, už kiek eurų. Užlipam biškį aukščiau, man labai patinka šitie logotipai, labai faini, nieko neprimenantis saulės ženklo. Šitą jau sistemą mes jau išsiaiškinom iš vakarykštės šventyklos, metam, beriam ir meldžiamės. Ir toliau einam, pažiūrėsim į vidų. Kas tenais mūsų laukia? Kur čia mest pinigėlį? O, čia didesnė vieta mest pinigėliui. Prašau. Va, bam. Net fontano nereikia. O, ploja. Va, viskas tas pats. Visiškai ta pati sistema. Su Evelina vertinam pirmąją didžiausią šventyklos dalį, dar eisime dar 2. Tai sakė, kad graži viską ir duoda 5 balus. Nu tai čia palyginus su vakarykšte. Nu tipo, su praeito epizodo šventyklą. O kiek vakarykštė buvo? 4. Ai, man tai gal ir ten 4 vis tik tai. Tai va, sakau, čia jau gal link 6 jau eina, ten kažką. Tai čia yra antroji šventyklėlė, labai nedidelė. Taip pat tęsim temą apie mulus. Nu čia baisu. Aš kaip sakau, Europoje mes bent arklius pakinkom, o čia... Taip. Šitie bent gal nepridergia pilnus kelius mėšlo. Su patarsais laksto, nu? Nu, čia ta pati sistema. Metam žetoniuką, plojam 2 kartus, nusilenkiam. 2 kartus nusilenkiam, 2 kartus suplojam ir nusilenkiam. Manau, pavyko. Šventykla vis mažėja ir mažėja. Dabar radom mažiausią, irgi spėjau bus pinigų metimas. Su mažom tvarelėm. Bet čia bent jau žmonių nedaug. Nu, atėjom apžiūrėti iš vidaus. Šventyklėlės. Būna žvakių daugiau negu vieną. Ir čia pora fotografuojasi fotosesijai. Evelina ir jūs eikite pozuodama. Apleidome jau visas apylinkės šventyklų. Einame dabar pro Asakusa Brodvėjų. Čia vyksta kažkokie renginukai, kažkas kažkur ten toliau džiazas groja.
O mes einame į virtuvės skverą, kuriame susirenka visi pasaulio žymiausi šefai ir perka peilius. Čia irgi tokią dalį norėčiau paakcentuoti. Dėl esančio pasaulio planetos atšilimo yra asfaltas perdažoma šviesesnė spalva. Amerikoje daug kur jau bandoma perdažyti visiškai balta spalva. Čia matosi dar bando taip atskirti darant pilką spalvą. Nes juodas asfaltas labai akumuliuoja karštį ir žinoma, kad kelia planetos temperatūrą. Tai taip jau didžiosios šalis, kuriuose yra ypač daug kelių, bando po truputėlį kovoti su atšilimu. Šitie dalykai tikrai labai padeda, nes ten, kur mes gyvename Ispanijoje, netoli Almerijos, yra daug labai baltų šiltnamių, tai jie planetos temperatūrą įtakoja net keliais procentais. Jie atvesina, atmušdami saulės spindulius nuo baltų šiltnamio stogų. Priėjome jau virtuvės rojų. Tai yra gatvė dedikuota būtent virtuviai ir visiems indams, svetainėms, valgomajam ir taip toliau. Ir tenais bus didžiulė peilių parduotuvė, nors jau tokių po biškį čia atsarminėje. Tikrai galima rasti visko. Puodų bliūdų nesivešim. Taip, šitam šiukšlyne yra Kitchen World. Aš galvau, kad prabangesnė bus. Einam, prabangesnė. Geriausiose skylėse geriausi daiktai. Pasirodo, ne tą nuėjom. Knife Shop tada biškį pasikeitė. Einam ieškoti. Nu va, pasą laikau tam, kad įsigytume peilius. Esam peilio parduotuvėje. Užgaišome gerą pusvalandį. Išsirinkau savo 3 pagrindinius virtuvėje naudojamus peilius. Tai Santoku ir dar 2 mažiukus. Nežinau pavadinimu, kitą kartą pasakysiu. Tai esmė tokia, kad peiliai gaunasi apie 30% pigiau negu Lietuvoje vidutiniškai. Greitai lyginom dar su Lietuva, susiskambinom, susižiūrėjom draugams, kas užsisakė. Visokių va tokių peiliukų yra labai patogios rankenos. Pavyzdžiui, šitos rankenos atrodytų, kad turėtų būti slidžios su šlapia ranka, bet čia yra natūralus medis ir visiškai neslysta. Aš turiu Lietuvoje nusipirkęs Krinonai peilius japoniškus, kurie visiškas šrotas už 108 eurų. Tai tik sušlapus rankai, pavyzdžiui, pjaustant žuvį, viskas gali pamiršti apie pjaustimą, gali nusipjauti ranką, ir taip toliau. Tai čia pakankamai viskas gerai sutvarkyta. Dabar yra tokia situacija. Išėjo dėti į specialius dėklus, užvakumuoti peilius, nes pagal įstatymą tu peilių negali įsigyti kaip turistas, tu turi dirbti šefo darbą. Ir kol neišvažiuosi šalies, peiliai privalo būti užštampuoti, užpakuoti, užvalcuoti ir niekaip kitaip tu negali ištraukti. Visi peiliai, dabar visi pirkiniai yra pridėti prie mano paso. Tai reiškia, prie mano paso žinos, kad aš esu įsigijęs 5 iš viso peilis. 3 sau, 2 kiekvienam iš draugų. Su Evelina jau skubame į Tokio Sky 3. Nesikavo mūsų planas čia visur suvažinėti, pasidėti. Visur kažkaip ilgiau vis tiek užtrukom. Tai viską spėsim laiku, tiesiog eidami tiesiai. Tai dabar turim 30 minučių pėstute. Prasieiti iki pat televizijos bokšto. Ir nu ką, džiaugiuosi, kad peiliai įsigyti. Pagrindinis tikslas, ką aš norėjau padaryti, įgyvendintas ir panašu, kad visai neblogai. Jau iki savo Tokio Sky 3. Nu, toks aukštokas. Aišku, vėluojam 10 minučių. Tai žiūrėsim, kadangi tenais yra visas didžiulis prekybos centras. Nu, tai eisim pavalgyti gal kažką. Bet čiočiu. Bet jau kitą kartą žinosim, kaip ateiti. Jau praėjome patikrą, įsigijom bilietus, tai mūsų pavėlavimas nieko neįtakoja, nors jau 15 minučių kaip vėluojam, atsidabino laukiam. Daugybė žmonių. Panašu, kad daug visų laukiančių. Ir metalo detektorių su 5 ginžalais praėjau nesunkiai. Tai, ką žinokit, ne bėda. Gali čia samurajus kardą neštis. Nu, sunku čia aišku perteikti per kamerą, bet matosi visas tokius pilnai iš labai jau aukštai. Dar gerai, kad yra vakaras. Galim pamatyti, kaip iš dienos atrodo.
didėjantiems aukščių čia gali būti nejauku, bet šiaip labai stabilu. Nors prasidėjo nemaži vėjai, keičiasi oras. Tačiau čia jokio judesio nesijaučia. Kaip Evelina vertina šitą? Oi, vos neišdaugžiau. Gražu, daug geresnis vaizdas, daug plačiau viskas matos, nes mes esam kur kas aukščiau. Tai viskas fainai, gaila dėl mūsų gražaus noro pamatyti čia saulėlydį, tačiau saulė jau mums leidė. Ir aš sakiau, lauksim saulėtekio, liko 12 valandų. Jau apleidom Sky 3, apsižiūrėjom, pabuvom, pamatėm ir temstantį Tokijų, ir jau sutemusi Tokijų. Ir viskas, ir galvojom, kad jau eisim namo ištiesti kojytės. Ir tada netyčiai įsijungiau savo planą, kuriame reikėjo pažiūrėti, ką mes šiandien aplankėm ir kas dar liko. Pasirodo, dar turim vieną rajoną aplankyti šiandien. Varysime į žaidimų sostinę, iš kurios yra kilę visi pagrindiniai Sega žaidimai. Ir tenais praleisime vakarą, pažaisim prie automatų, pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo. Ir tada varysime į kavinę ir Maid Cafe, kur tave aptarnauja tarnės, kaip čia pavadint. Ir tave padaro, lyg tu jaustumės kaip princas. Nelabai gal jauki patirtis, bet, kodėl tu ir nepadarysi. Iki metro vos keli žingsniai, negali praeiti. Kadangi man nėra ką veikti, tai dar vieną dalyką irgi čia sužinojom, tai pasirodo labai daug parduotuvių, perkant visokius drabužius, daiktus, dalykus, yra ant kai kurių pažymėta tax free. Tai netaikomi vietiniai mokesčiai, PVM-as. Tada, jeigu pasakai, kad nori tax free, turi parodyti savo pasą, jie jį nusifotografuoja viską ir išrašo pigesnę sąskaitėlę sumokėjimui. Tai 2 kašmyriniai megztukai moteriški, kurie šiaip turėtų būti gal net 100 eurų. Už tracokėlį savo lengvai. Pukšt. Bandom jau pasiekti namus, esam metro New York'e, kai sako, kad jeigu matai tuščius metro vagonus, tai jau nieko gero, nelauk. Jau geriau bėg. Jau geriau bėg. Bet čia kažkas dar yra. Va, įėjo serijinis žudikas. Nieko, mes su 6 peiliais kupriniai gal kažkaip. Grįžom jau galiausiai namo, į tarpinę stotelę, biškai pailsinom kojelės, pasikrovėm visus įrenginius, kad nesinešiot kuprinių jokių, niekur. Ir dabar važiuojam, biškai pabūsim princai ir princesės ir karaliai ir visokie dalykėliai, varysim į Maid Cafe. Šiaip yra 18 laipsnių, nėra labai šalta. Bet vėjas toks nemalonus, tai geriau jau būt biškai apsirengus. O, jau 10 000 žingsnių įveikiau. Ha! Ačiū. Jeigu kas atsimena, kaip atrodė Tokijo driftas, kur atvaro automobilį. Prašau. Ar geri ratai, mano? Geri ratai. Varysim į driftą. Varysim į driftą su... Opa! Mini Cooper S. Visa šeimos automobilis. Bent jau pamatėm. Tai va, draugai, atvažiavom mes jau į Maid Cafe ir, kaip matot, kalbatės šiuo metu su triušiuku. O taip pat kitoje pusėje turime pandą, kuri gavo valgo ledus. O aš pasiėmiau savo omletą. Ir dabar ragaujam. Pasiėmėm po vieną gėrimą, nes buvo visas paketas, kad tiem, kurie mėgsta išgerti, gali imti all inclusive. Pažiūrėjom programą ir laimėjom loterijai penktą bilietėlį. Bilietėlis, kuris reiškia, kad galėsim gauti fotkę su merginomis. Tai va, tai labai pasisekė. Ką, ragaujam? Šitą Hello Kitty. Išėjom iš savo Maid baro, vis dar nuotaikos labai pakilėtos, aš vis dar turiu savo triušių ausis, vakarė su Evelina žaisim mišrūnų daryklą
Ir šiaip tai buvo žiauriai awkward patirtis, ta prasme, aišku, čia visi rekomendavo, aš pats tikrai labai nenorėjau eiti ir liepiau per save, nes šiaip aš tokių dalykų nemėgstu ir pakankamai esu irzlus. Bet pagalvojus, kaip jos kiekvieną dieną, ten kiekvieną į vakarą daugybę kartų lipa per save, kad tą veiktų, nežinau, toks darbas tikrai yra. Žodžiu, šitas dalykas visas kainavo 7 eurų, tai labai daug, palyginus, kiek čia viskas aplinkui kainuoja. Jo. Nu bet ką? Fotkė štuką kainavo, parodysim. Tai va, hebra, tai jeigu lankysitės, nu šitą tiesiog čia vėlgi toks reikia padaryti. Mums šiauriečiams labai neįprasta, bet žinokit, Kiro! Kaip ten buvo? Kompai! O eisim dabar į žaidimo automatų aparatūrą, eisim į suaugusių pasaulį, žaisti kompiuteriais. Nelabai, nu bent 3 metai į priekį, bent bus kažkokie. Tai čia seniau buvo Sega visas stendas, dabar pasidarė į Kigo, tai eisim apsižiūrėti. Nu tai taip pat lengvai praeisim keletą automatų, pažaisim kažką tais ir judėsim namo ilsėtis. Atėjome į žaidimo automatų ložę, žiauriai ryšku. Gerai. Šitus einam tolyn. Šuniuką ieškom. Šibuką? Čia kažkokie šibukai. Nu čia ir šviesų, čia akinių reikia. Pasirodo, čia daugiau temų yra negu tik tai pirmas aukštas. Lipame viršų. Pasižiūrėsim, kaip šitie japonai leidžia savo pinigus ir laisvalaikį. Kol kas vaikų nemačiau nei vieną. O kurie atrodo, kubikai nesuprasi, ar jiem 30 ar 20. Anime. Pagaliau perėjom į rimtesnį lygį žaidimų. Muša būgnus. Turi sumušti tinkamai. Visi čia kažką žaidė. Kaip jums skalbimo mašinų žaidimas? Labai nebloga. Galvoju, jeigu būtų įdedi skalb ir tada žaidi valandą laiko, kol įsiskalbia. Ir tada įmedžiau. Ir išloši sausus pusiau skalbinius. Nu, puiku. Viskas, dėl ko atvykau tiek 1000 kilometrų, pagaliau yra įmanoma įgyvendinti, yra Sega vairas. Turime šturmaną. Nedalyvauja, sakė, nevairuos. Aš palaikymo komandą. Kur čia mest? Pavyko gal? O ne, negi Civiką rinksis. Tai žymima, o ne, jau truputį braukiam. Gal kažkaip atsistatysim, bus posūkis, o tada į kitą pusę. Ruoškitės, neblogai. Nu va, pažaidėm, laimėjau savo racing kovą, ko ir norėjau, pasižiūrėjau kaip atrodo, supratau ką ir žinojau. Vaikų žaidimai suaugusiems, tik tai kad vis tiek vaikiški tie žaidimai tokie. Tai jau Evelina sako, gal kažkokį jau restoraną ar kažką, kur eina suaugę žmonės jau kur su 2 metais ir daugiau. Tai viskas, judame kažkur tolyn, pažiūrėsim kur, galbūt jeigu nieko nerasim, tai eisim tiesiog miegoti. Tai, žodžiu, su šiuo epizodu atsisveikinam iki kito epizoduko.